Sveiki, brangų žiūrovai. Šiame epizode matysite, kaip štai ši siena virto meno kūriniu. Esu Utenoje. Čia tik vakar baigėsi renginys pavadinimu Dažų džemas. Džemas nuo žodžio džemas. Tai yra tokio tipo renginiai, kada susirinko kūrėjai, piešėjai, grafiti meistrai į vieną vietą. Ir tenai piešia kiekvieną savo stiliumi arba pagal duotą temą. Šį kartą tema tokia buvo turgus, kadangi čia šalia ir yra turgus. Ir tai pažiūrėkim, kaip čia sekėsi viskas, kaip čia praėjo. O štai čia mūsų siena, matosi jau paruošta, nudažyta. Tai čia nelabai matosi gal, bet turim nudažytą, nėra aukšta, visai žema siena. Toks reikalas, aš čia kartoną nešuos. Ir šį gal pasidėsiu. Čia tokie reikalai. Štai dažyta viskas. Čia toksai galas. Galėjo miestas duoti, ar kas čia rinkos šiek tiek labiau ant vaizdo, tokia prašmatnesnė siena. Jau! Renkamės pyrago gabaliukus. Sveikas. Sveikas. Pieši? Filmuos. Kamera prieš kamerą. Kamerų kovos pradės. Sveikas organizatoriau. Sveikas Martynas. Justas, labas. Malonu. Labas, Timai, labai faina matyti. Labą dieną. Mintis galvojam. Dieną. Blogai. Taip. Štai mes jau dalinamės sienos, pešamės, dalinamės dėl sienų, kur kieno spatukas bus. Užimta. Bet, biški tikėjomės didesnės sienos, tai bandom susitaikyti, kad... Į ledai nenuėjus, reikia pasakyti, Dažų džemas ir duoda ledus. Ir yra kavinė mėsė. Martyno eskizas. Turgus biznis. Timotėjus. Nu, kur Zeda atvežiai? Ne, atvežiai, su mama atvarys turbūt. Štai toks eskiziukas. Noris irgi tęst raides. Čia gal padaryt su šauktuku gale. Ir kadangi ta siena šiek tiek didėja, tai sustiprintų tą efektą šaukinio ir žodžio. Čia mes net nesuprantam, kokie čia joystickai, kas čia vyksta. O tai fleškę paimsi į ranką. Aš jau piešiu, nustatyt reikia. Aš beveik pabaigiau. Aš manau, sekantis žingsnis, kad tau nereiktų piešti, tu kažkokį įrenginį va čia pakabintum, liniuotę, kuri taip. Kaip per kalėdas ir našlaičių torpedos pasiruošę. Lauk, Ateikit! Dažų dalybos! Vakar dažiau čia sieną, nuėjau ledų ir atvarė meras vidury darbo irgi ledų, tai susipažinau, pašnekėjom, ledų įkirtam. Tai tokia visai įdomi vieta. Gero darbo. Ačiū.
Padarom bendrą fotkę, kol nepurvini. Kad pizinė adimi. Pasiemi. Tiesiog paprastai. Ir bėgi. Ir dabar ką? Ačiū. Dabar bėgiš. Imu ir aš. Bet kaip tu sugebė ateiti ir iškart workshopint, tu man paaiškink. Pasinedyti iš tų normų. Jo, čia iš Indijos baba, plikas, kusto baba. Čia vadinasi mudros. Mudra. Rankų gestai tokie. Tokį šaną. Padaryk tokį. Dar va. Timotėjų šitą. O, nice. Šitas geras. Socialiniam tiklam. Emoji. Ačiū. Nu ką, dabar einam, Matėjau, aš tau papasakosiu apie grafiti istoriją. Tai viskas prasidėjo nuo Krupskio realiai. Čia atrodo kukliai, bet iš tikrųjų jisai yra pradėtas. Jisai pradėjo kaip tą nuskynę, nuraškę tą grafiti obuolį nuo šito nelegalaus medžio. Ir tada prasidėjo reikalai. Pažyro. Nu ką, workshopas, džemas po trupučiuką juda į priekį, į antrąją pusę, aš čia raidės tvarkau. Ką tu čia turi?
Robo kepą. Norės pabandyti? Skiniukas tipo, eiktų savo. Arba... Wow. Bet jis elektroninis kažkoks. Jo, jisai tą sklendę atidarinėja. Iš kur tu čia tokių prisimokęs? Jo, čia priekis. Čia 3D spausdintas. Jo, čia USB čia? realiai yra sklendė metalinė. Tu reguliuoji, kokiu dažnumu atidarinėtų sklendę, kad išleistų dažo ir kokiu intensyvumu, kiek daug pradaryta. Ir iš to tu vos nežinai gali. Kokį norėtum gabalą, kad uždėtų? Vivaldį galim? Vivaldį? Bet remixą? Ne, originalą. Ta 40 minučių. Na ką, daugiau mažiau spalvos sudėtos, dabar dar noriu uždėti tokią kaip teksturėlę, galim ją pavadinti. Štai tokie brūkšniukai, kad trupučiuką būtų įdomiau, ne tik tai nuspalvinta plikai taip. Atėjom picos valgyti. Štai alkani vaikai nevalgė iš internato jaunuolį ir aš. Tai sveiki susirinkę į paskutinę šios dienos vakarienę. O Dieve! Yes, sir! Tai va, prie to Picos paties atkeliavo. norėčiau paklausti Timotiejaus, kaip maistas. Mano šypsena viską pasako, kai buvo kalbėta, kad bus ir vegetariško maisto, tai O yra skųstis negaliu. Yra toks miestelis Rūkla, kaip jie organizuoja, žinot, kalbi atrodo. Buvo kalbėt. Štai čia užeikime. Einam miegot. Tu čia tam žemė. Taip, aš čia atėjau miegot. Štai turim matrasą, viską. Berniukų vasaros stovykla įgauna pagreitį. Bet aš jau čia nusirašau nuo jos. Nu ką, 6 ryto. Kur čia aš atsikėliau? Pasižiūrėkim. Nu ką, Justas maudos. Geriam kavytę nuostabiame Utenos pliaže. Aš nesimaudau, man per šalta. Taigi galime pažvelgti, koks yra rezultatas, kaip čia viskas gavosi. Ir pradėsim nuo turbūt labiausia į temą atsakiusio piešinio. Čia jau tikras turgus ir net su kainomis, ir net su bulvių maišų, ir ledais, kurios čia pardavinėjo. Toks vat flakoniukas. Ir čia toliau vėlgi yra daržovės gyvos, kaip ir pats turgus. Čia toliau yra trafiko klasikinė mašinėlė su pakabom vėlgi iš turgaus ir prekyba ant kapoto. Toliau čia važiuojam. Čia Vytukas toksai vietinis herojus, aš jo nežinojau, bet uteniškiams jis tikrai gerai pažįstamas žmogus. Tai jam tokia duoklė čia duonos piešinys, Pijaus iš Alytaus. Čia gal sunkiausia vieta yra už to krūmo teko Karoliui. Ir čia jo piešinukas. Čia Z
Čia Niko iš Kauno. Mergina, jeigu... Yra labai nebloga knyga, Apelsinų kontrabanda, ten istorinė knyga apie Kauną, šiaip kaip kauniečiams vertėtų labiausiai paskaityti. Ir būtų apsiskaičius jau. Kokia čia kontrabanda buvo? Apelsinus vežė, apelsinus ranko, mašinų, arkliais. Ir mergina neištikima. Jau jai rasdavai apelsiną pas merginą, tai reiškia, kad jau jinai turi kavalierių ar simpatiją. O ką daryti, jei randi ananasą? Štai čia netgi yra įvietinto meno pavyzdys su dangčiu, kai būna merlė uždėta. Toliau toks grybas, čia ir kas čia. Dar daržovių. Čia dar šitas liktai nebaigtas. Martynas Aužbikavičius. Ir čia yra turgaus prekeivis dileris. Jis čia varkė su karčia centų skaičiuo, žodžiu. Toliau eina Pidžinas, Pijus. Toliau yra Etoje. Sportbatis, kaip jau klasika tapę turguje. Brandinį. Ir čia užsibaigia mano kūriniu, kurį jau rodžiau. Ačiū, kad žiūrėjote šį vlogą ir susimatysim naujose vloguose. Prašome palaikinti šį video, prenumeruoti mano kanalą ir... Aš noriu linkėjimus dar perduoti. Prašau. Perduoti linkėjimai Klaipėda, Memel, KLPZU, visi linkėjimai Pajūris, nestabdom. Gerai. Tai va, ir pasidalinom šio video su draugais ir iki.